Tai kelis požymius vaikai mes išsiaiškinome. Visus 5 ir daugiau ar mažiau? Daugiau. Iš viso net 8 suradom. Taip, matot, kokie jūs šaunuoliai. Greitai darėt, padarėt ir išsiaiškinom net 8 požymius, kurie įrodo, kad įvyko cheminė reakcija. Dabar prieš jūsų akitės yra vokas. Šito vokas yra paslaptingas su tam tikra užduotimi. Išimkit, ten turit rasti 10 lapelių. Išimkit, išimkit. Jau kažkas pastebėjo, kad tai yra mįslės. Apie cheminius kitimus mokosi ne tik 8-tokai. Į šitas mįslės turite atsakyti ir atsakymus sugrupuoti į fizikinius ir cheminius reiškinius. Taip savo pasirašot. Mįslės nerašot, tik rašot atsakymą ir paskui sugrupuokit. Kas geriausiai žino iš jūsų lietuvių liaudies mįslės? Viskas yra susijęs su reiškiniais, fizikiniais arba cheminiais. Visus surašot, atsakot visus ir paskui sugrupuosim. Perkat pagalbą iš mokytojos? Tarkim, žiemą brolis, vasarą molis. Pečius, teisingai. Jeigu pečius šiltas, tai kokie reiškiniai čia vaikai? Cheminiai reiškiniai, taip. Gerai, kokią tu žinai? Ne vėjas, bet vėjas. Ne, ne žaibas. Žiemą įskrenda labai gražu. Snaigės, teisingai. O snaigės, tai iš ko susidaro? Iš vandens. Koks reiškinys? Šaunuoliai. Jeigu snaigės. Taip. Gerai, greitai kitus imam. Galva, medinė, plaukai, auksiniai. Neskubėkim. Pirmiausiai. Galva, medinė, plaukai, auksiniai. Kas? Šakos. Gal viskas yra susiję su reiškiniais, fizikiniais, cheminiais. Galva medinė, plaukai auksiniai. Garsiai. Ugnis, malkos ir ugnis, taip. Teisingai, čia cheminė. Be rankų, be kojų gražiai piešia, sako Šerkšnas. Šerkšnas, šaltis, bet tai koksai reiškinys? Fizikinis, taip. Sekantį ieškom. Kas gali atsakyti? Na? Mokytojas pagalba. Kuriai mįslei? Kas pats save suvalgo? Kas? Ne. Labai mėgstam romantiškai kartais pasėdėti namuose. Žvakės. Tai žvakės degimas. Koks reiškinys? Šaunuoliai. Auksų nertas, kabru ir austo, deimantų, peilių, rieškas. Kitaip dar vadinasi vaivos vartai, galime teikti. Šaunuoliai. Vaivorykštė. Koks reiškinys? Fizikinis. Teisingai. Na, o kas galva žemės nesiekia, o kojomis dangų remia? Debesis. Iš debesų tai susidaro. Ne. 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 Lietus lyja, kartais šaltukas paspaudžia.
garsiai. Varveklis. Varveklis. Koks reiškinys? Fizikinis. Na ir paskutinis. Anoj pusėje marių širmi žirgai žvengia, kitoj pusėje marių kamanos blizga. Danguje kamanos blizga. Nuo ko? Žaibas ir griaustinis, teisingai. Gerai. Tai čia fizikinis. Tai mes pakartojom, kokius vaikai reiškinius. Fizikinius ir cheminius. O pagal ką nustatėm, kad tai yra cheminiai reiškiniai? Ten pečius. Pagal ką tokius? Pagal būsenas. O šiandien ką nagrinėjom? Kitimų požymis. Jeigu pečius, tai koksai? Šiltas. Taip, tai yra cheminiai požymiai. Neskubėkit. Prieš jūs yra lapeliai. Žali, geltoni ir raudoni. Tai yra jūsų savęs įsivertinimas. Paimat tą lapelį, kuri simbolizuotų jūsų išmokimą šioje pamokoje. Nustatyti cheminių kitimų požymius. Ir priklijuokite savo prie šito lapo. Žalias yra labai puiku, gerai moku, geltona nelabai suprantu, raudona man dar reikia mokytis. Sunku. Žalia visi. Gerai, kas prisiklijavo raudoną? Gerai, kas geltonus? Gerai, jeigu tau reikia kažko pasimokyti, ko dar nesupratai? Ko nesupratai? Reakcijų, lygčių, lyginimas. Bet dar mums daug dienų mokytis, mes tikrai išmoksim jas. Gerai, kas dar geltona? Gerai, kas ta? Lygčių. Kaip mes galim vaikai išspręsti tą lygčių lyginimą? Teisingai. Reikia suskaičiuoti, kiek atomų yra prieš, kiek atomų yra po. Mes tai įveiksime, tikrai įveiksime. Kokių dar vaikai turit problemų, kurias mes turime įveikti per pamoką? Na, čia jau ne chemijos pamoka. Gerai, vaikai. Jeigu dauguma žalių, tai sėkmingos jums dienos. Ačiū už pamoką.